gimtą kraštą kviečia, žvaigždė liepsnodama aukštai, kur jūs dabar mieli kraštiečiai, kur jūs jaunų dienų draugai. Bėgo metai nuvanavo, lyg bangos žylinčių rugių, o įslėgių jaunystės tavo prie nepamirštamų langų. Geriausia, tai norėčiau padėkoti aukščiausiam dėl oro, kadangi oras Sidabravo kažkaip myli ir kiekvienais, kada vykdom šventės, išgelbėja. O jeigu pristatant, kas vyko, tai mes pradėjome miestelio ir bažnyčios 185 metinių pagerbimą, tuo pačiu vėliavos ir gerbo 15 metų pagerbimą pradėjom trečiadienį. Tai buvo dviračių žygis po Butėnų kraštą. Susipažinom su Butėnų kraštu, su privačia statoma bažnyčia Rukonių kaime. Kazimieras Masilionis, puikus ūkininkas, stato bažnyčią iš savų pinigų. Susipažinom su Butėnų bendruomenė, aplankėm visus paminklinius akmenis ir grįžom 35 dalyviai namo, kur buvo sudegti, įteikti suvenyrai mūsų visų trijų bendruomenių. Ketvirtadienį turėjom susijimą miestelio gyventojų, tai kadangi mūsų Kiršinas skiria miestelį į dvi pusės, tai susitiko ant tilto, padėjom vainikus, padėjom gėlės ant tilto, šiai dienai guli, susitiko gyventojai centro ir vadinamo Varlyno. Tai buvo stadione atrakcijos, sportinės varžybos, buvo susijimas, kadangi Sidabravas tiek jaunų vaikų tikrai nėra matęs vienu metu. Tai buvo tiršta stadione, žmonės liko patenkinti, visi grįžom su labai gera nuotaika. O šiandien tai vyksta didžioji šventė, nuo 9 ryto bendruomenės kūrė savo floristinės stovyklavietės, 11 val. Atidarėm Sidabravo vidurinės mokyklos mokinių tapybos parodą, mokytojos Matulevičienės vadovaujama, 12 val. Sutikom jo ekscelenciją vyskupą, vyko mišios bažnyčios sutvirtinimas, 2 valandą buvo nukirpta juostelė nuo žymaus mūsų žemiečio profesoriaus Vlado Žuko memorialinio kambario, kur dalyvavo visi garsiausi Žuko šeimos nariai ir tą viską padarė jo ekscelencija vyskupas Eugenijus Bartulis. Tuo pačiu buvo atidarytas memorialinis kambarys ir Antanui Vaškeliui pagerbti, ilgamečiam kolūkio pirmininkui, kuris Sidabrave išgyveno apie 50 metų, o vadovui išdirbo 32 metus, pirmininkavo. Tai visas Sidabravas buvo pastatytas jo dėka. Toliau 4 val. Turėsim pačią didžiąją šventę, tai bus teikiami mero padėkos ženklas, bus teikiamas poniai Almai Adamkienei už pagalbą įkuriant Adamkienės klasę Sidabravo vidurinėje mokykloje, bus kai kurie mūsų gyventojai apdovanojami padėkos mero raštais. Taip pat labai gražiai atsiliepė Seimo narys Vytautas Juozapaitis, kuris pagerbė bendruomenių pirmininkus, seniūnaičius padėkos raštais. Taip pat bus 3 garbės piliečiai Sidabrave, tai Aleksas Astrauskas, Stasys Januška ir ilgamžiai nugyvenusi Jelinskienė Joana. Tuo pačiu, kadangi šiais metais baigėsi kadencija mūsų klebonui, klebonas bus įteiktas seniūno ženklas. Šitas žmogus, mūsų tėvelis, jis labai daug atidavė Sidabravui, labai dirbo iš širdies, dirbo daug metų, pragyveno beveik 50 metų. Ir jam darbas tai buvo šventė. Tikrai įdėta daug, padaryta daug. Be galo mylėjo Sidabravą ir be galo mylėjo žmonės. Net jis kartodavo žmonės, žemė. Jis kažkaip kalbėdavo su tokia pagarba, taip atrodo, kad iš širdies. Tiesiog mes tą girdėdavom nuolat. Mes čia pragyvenom labai daug. Kiek maždaug, kad orientuotis? Atvažiavom, tai mes aš buvau kiek? 4 kokių metų? 4, tu 7, gal šitaip. Čia yra Sidabrave praleista labai daug laiko. Ir daug puikių atsiminimų. Daug prisiminimų yra kiekvieną dieną, ta prasme, tai net sunku būtų nupasakot, galėtume šnekėti kokias 3, gal 4 valandas, gal 5 valandas, kadangi turim nedaug laiko. Daug prisiminimų, daug gerų prisiminimų, visą gyvenimą, kiekvieną vaikystę, kiekvieną vasarą čia buvom, Sidabrave. Tai buvo patys maloniausi prisiminimai, patys įdomiausi prisiminimai. Ką darydavote čia? Viską. Prasidėdavo nuo javapjūtės, nuo ten važinėjimo palaukus, nuo ieškojimo, kur pastatyti kokį bokštelį, iki galutinio rezultato.
O daugiausia prisiminimų buvo vaikystėje, kurie buvo ten 89 metai, kai žmonės ten bandė kažką važiuoti daryti, o pats senelis, reiškia, amžinatilsį, įteikė raktus ir sako, vat važiuojam per lauką, tu imk raktus, tu vairuoji nuo šiandieną. Taip išmokino vairuoti. Bet kokią techniką, pavyzdžiui, ten sunkvežimį ir traktorių, vėl nežinau ką, bet buvo viskas. Tai, tokie prisiminė visam gyvenimui stringa, nes žmogus kiekvienas mieste ar dar kažkur, tai, tu nepatirsi tokių dalykų. Buvo labai gabus žmogus ir visuomet, mokė vertinti literatūrą ir meną. Kažkaip jisai sako, man atrodo, mus daugiau ne tik senelio ir anūkės santykis, bet ir mus sieja draugystė. Reikia man tavęs, taip kaip niekada, degini mane savo ugnyje. Įskiepijo tą tokį iš tikros sąžinės, darbštumo ir teisingumo jausmai. O saulė, aš laikyčiau ją savam dėle, jei pasiekčiau saulę, nereikėtų nieko, o saulė, aš laikyčiau ją savam dėle. Šita šventė tai yra rezultatas besibaigiančio projekto, šveicarų finansuoto, kurį gyvendinom 1,5 metų. Šito projekto idėja, tai pati pradžia buvo, kad sveiko maisto kaimas. Ir galvojom, kadangi darant kaimo strategiją, tiesiog galvojom, kuogi mes galim pradžiuginti savo lankytojus, kaip galim pritraukti žmonės, kaip mūsų žmonės gali gauti darbo. Ir sugalvojom, kad Kepėjų kaimas, kadangi arklių perkinkimo pastatė buvusi, pašto pastatė buvusi, tai tiesiog norėjom, kad šitą pastatą išnaudot. Ir pati šventė, rezultatas jau to, kad jau traktierius jau beveik kaip ir paruošta, žinoma, dar trūksta mums šiek tiek ir įrangos, trūksta ir pinigėlių kai kuriem dalykam, dar ir indam įsigyti. Bet mes baigiam projektą ir aišku turim atsiskaityti ir savo kaimo žmonėm ir pakviesti kartu pabendrauti su kitais, su kuriais kūrėm teminius kaimus. Ir aišku, svečiai papasakojo apie savo teminių kaimų kūrimą. Mes papasakojom, parodėm, ką mes padarėm įgyvendinami projektus. Ir pasidžiaugiam visi kartu. Vertinu turbūt vienareikšmiškai, tai yra šaunu, tai yra puiku, tai yra gerai dėl to, kad tai pačios bendruomenės žmonių iniciatyva. Jie tai padarė niekieno neverčiami, jie tai padarė savo norų, savo asmeninio laiko sąskaitą, galbūt kitą kartą ir savo šeimos sąskaitą. Tai yra šaunu. Tai yra ne tik gražu, bet tai yra ir užimtumas. Žmonės susikurs, kad ir nedaug, bet keletą darbo vietų, atsiras galimybė pravažiuojantiems sustot, užeit, pabūt čia, išgert ar giros, ar suvalgyt bandelę. Bet tai viskas yra gerai ir galėsim tai populiarinti savo rajoną. Kaip ir minėjau, čia bus galimybė
žmonėms sustot, užeit, užvalgyt. Ir jie ir duonos kepimu čia užsiims, ir jų firminis patieklas, tai meduoliai. Šiaip tai 10 metai, kai stovykla organizuojama, tik tai buvo keletą metų, kad su pertrauka, bet šiaip 8 laida. Kaip ta mintis kilo? Pirmiausia, man visą laiką aš siekiu tobulinti patį ugdymo procesą. Ir pats ugdymo procesas mokyklinai tai yra reglamentuotas. Bet ten, tame ugdymo procese, negalima kai kurių dalykų išmokinti vaikų, nes neįmanoma, nes nėra sąlygų. O reglamentas tai yra pamoka, skambučiai turiu. Čia reiškia, man kilo mintis, kad būtent per popamokinę veiklą kai kuriuos mokymo programos elementus įvesti ir jiem parodyti. Pavyzdžiui, aš niekada neįsivaizduoju, kaip galima istorijos kokį nors rezistencinį laikotarpį vaikus mokinti kabinete, pasakoti apie partizaninį judėjimą ir niekada nepabūti prie kokios tai žeminės, naktį nepabūti toje aplinkoje, kur buvo tie partizanai. Jeigu to nedarai, tai niekada tas vaikas nesupras. Tai klausimas, tai kaip mes norim, tai ar norim mes iš tiesų, kad jie suprastų. Tai per tokį. Toliau, kai kodėl netgi geografinius dalykus. Pamokoje neįmanoma išmokinti tokių praktinių dalykų kaip čia. Čia net nereikia mokyti, bet praktiniai įgūdžiai po truputėlį formuojami ir vaikai greitai įsisavina. Kitas momentas, man labai svarbu, kad vaikai viso to nejaustų, o padarytų ir išmoktų ir išliktų, kaip sako, juose liktų liekamoji vertė susiformuotų. Tai vat kilo mintis kažkaip kitaip man padaryti. Ne šiaip organizuoti pavažiavimą, pasėdėjimą, ten kažkokią laisvalaikio formą. Čia lygiai tas pats, bet jie labai užimti ir mano po visą tą piramidę nelieka laiko žalingam įpročiam. Taip suorganizuoti, kai jiem nebūtų galimybės. Tu gali norėti, bet jeigu tu tik sudarysi galimybės, tiek tai bus. O čia taip laikas sudėliotas, pervažiavimai, pamatymai, plaukimo pratybos, kita, kad praktiškai jiems net nėra galimybės, kažkokie, jeigu ir papultų vaikais, kokie parūkantis ar ką, jiem nėra galimybės tai padaryti čia. Ir tai aš įsivaizduoju ir tikiu, kad norint, kad neturėtų, jiem reikia sudaryti sąlygos ir tada reikės jų keikti arba burnuotis, kai jie netokie kaip visi. Kodėl jūs nusprendėte šiais metais dalyvauti? Kaip sugalvojat? Nes jau ne pirmus metus čia. Jo, todėl, kad Mindaugas važiavo, tai ir mes sugalvojom, reikia pabandyti, o kodėlgi ne. O kaip tu sugalvojai? Aš norėjau pamėginti pravažiuoti visą trasą. Gerai, ir kelintus metus jau jūs važinėjate? Į tokias ekskursijas? Šitą į Radviliškio rajoną organizuojama tai 2 metus. Šiaip pats vienas kartais pavažinėjai, tai tolesnius atstumus. Kaip sekėsi pernai? Puikiai. Ką pamatėte? Daug dvarų ir visko pamačiau, ką norėjau, patiko, tai už tai šiemet važiavau. Kaip buvo bendra atmosfera, arba kas buvo sunkiausia? Nieko nebuvo sunku. Viskas buvo puiku, nebuvo nieko sunkiausia. Ar pasiryžę šiais metais numinti 150 kilometrų? Aišku, kad taip. Ar gali būti kitaip? Aišku, numinsim. Dėl to susidėjom, kad numint, kad kažką
Dabar susidėkit visus tuos daiktus. O kaip tu pasiryžęs? Taip. Užsiregistruokit visi. O ar žinai, ką tu pamatysi? Taip, piliakalnis. Ką nors apie jo žinai? Nelabai. Bet papasakos, už taigi mes to ir važiuojam, kad daugiau sužinotum. Ir nesidomėjom paprasčiausiai gal. Nes žinom, kad čia sužinosim daug. Kelintus tu jau metus važiuosi šiandien? Antras. Ir kaip tau sekėsi pernai? Ar patiko, ko išmokai? Patiko, tik tais labai vargino. Ir tiesiog, išmokau ištvermingesnis būti ir linksma. Kas būtent tave vargino ir kas buvo smagiausia? Vargino labiausiai važiuoti per Žvyrą ir į kalną, o smagiausia buvo tai, kai pasiekėm tą pirmą dieną jau, kai nuvažiavom į Baisiogalą. Kokią nors apdovanojimą gavai ar prizą? Nepamenu, turbūt padėkos raštą gavau, neatsimenu. Taigi, dviračių žygis. Kaip jūs vertinate šią šventę, ar jūs jo didžiuojatės? Kuo ji išskirtinė ar ypatinga? Šiaip pirmiausia, aš vertinčiau Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbą švietėjiškoje veikloje ir dviračių žygis tai būtent vienas iš tokių renginių. Galiu pasakyti, kad Radviliškio rajonas eismo saugumo požiūriu, nežiūrint į tai, kad kerta ir magistraliniai, didelio intensyvumo keliai, yra vienas saugiausių rajonų Lietuvoje. O mes jaučiame pareigą, kadangi dviračių žygis vyks mūsų prižiūrimais gražiais Lietuvos keliais, valstybinės reikšmės keliais, tai aprengti šviesą atspindinčiomis liemenėmis, kad jie būtų matomi, kad jie būtų saugus, tai kaip jie sėkmingai startuos, kad sėkmingai ir finišuotų. Mūsų projektas yra toks, galima sakyti, didokas viso šito parko, kuris apima beveik virš 6 hektarų. Šitas parkas sutvarkymas ir mes jį suskirstėm į pasyvėją zoną ir aktyvėją zoną. Ir taip pat įskyrėme pagyvenusių žmonių poilsiui, jaunimo poilsiui ir vaikų poilsiui ir laisvalaikio praleidimui. Šiandien galbūt tokia proga, apie kurią daugiau norisi šnekėti, tai riedlentininkų aikštelės atidarimas. Toks šventinis, čia jaunimo organizacija Jaunimo erdvė sugalvojo tokį projektą, kaip matysit, Jurgis Didžiulis atvažiavęs su savo koncertinė programa ir darysim tokį šventinį atidarimą. O šitas riedlentininkų riedutininkų aikštelės įrengimas, tai pernai buvo paruošti pagrindai betoniniai pramoninio betono, o šiais metais pagal projektą šitų rampų, šitų visų įrenginių riedutininkam, riedlentininkam yra numatyti 3 etapai. Tai šiemet pradėtas įgyvendinti pirmas. Jau matot, šitas pačios didžiausias rampas jau yra atvežtas, kurios pagamintos Vokietijoje ir pastatytos. Dar laukiame, yra užsakymas duotas ir yra sudaryta sutartis. Vokietijoje gamina dar smulkesnius įrenginius jiems. O, kaip aš sakau, jaunimas klausia, o kada bus pradėtas 2., 3 etapas? Viskas atsiremia, kiti sako, į pinigus, aš sakau, ne. Aš viską remiuosi į poreikį. Jeigu matysim, kad reikia, matom vaikų žaidimo aikštelę. Mes prieš 3 metus pradėjom ją įrenginėti čia, pastatėm vieną etapą, matom, kad mažai, vaikų prisirenka ir netelpa, pastatėm pernai kitus įrenginius, matom dar mažai, nusprendėm, darykim dar didesnį ir šiemet jau pastatyta ir veikia 3. tas vadinamas etapas.
veikia vaikų žaidimo aikštelė pilnumoj. Ar jeigu bus poreikis, man atrodo, mes galvosim ir apie plėtą ir tos vaikų žaidimo aikštelės. Radviliškyje neturėjome mes tokios erdvės, kuri būtų pritaikyta visų amžiaus, sakykime, grupių poreikiam. O pačia miesto centre turint tokį gražų parką ir jo neišnaudoti tikrai buvo gaila. Buvo tradicijos, kažkada stovėjo senovinės karuselės, jos jau nebetitiko reikalavimo, buvo nesaugios, tai jas mes panaikinom ir panaikinus turėjom kažką daryti, negalim palikti be nieko. Tai atsirado mintis treniruoklių, atsirado mintis vaikų, mažųjų vaikų žaidimo aikštelio ir anksčiau esam turėję riedutininkam tas vadinamas rampas, jos buvo medinės, lūždavo, tai nusprendėm padaryti kapitales ir padarėm apklausą, padarėm projektą ir turim tai, ką matot. Labą dieną, iš tikrųjų esu nustebęs, apie tai tiksliai nežinojau, kad bus man įteiktas tas apdovanojimas, o šiaip kaip pats esu radviliškietis ir gimiau čia Radvilišky ir man malonu, kad pats Radviliškis gerėja ir malonu, kad Lietuvos geležinkelį visada remia tos šventės, kurios vyksta ir jis gražėja tas miestas ir mes savo įmonės, yra kur 4 įmonės, yra Lokomotyvo depas, Vagonų depas, regiono stočių skyrius, kurie savo teritoriją pašmina ir pritraukimą investicijų būtent tai mūsų įmonės mes kažkaip prisidedam, aš manau, prie tos gerovės. O pagrindas tai iš tikrųjų yra tai mūsų įmonių ir pačių radviliškiečių čia yra žmonės. Žmonės tie, kurie padaro visą gerą tą padaro ir jie pagrindinė mūsų, kaip sakant, tą vertybę aš skaitau. Tai jeigu taip dar, pasinaudojus progą, dar noriu pasveikinti visus radviliškiečius, ypatingai geležinkelininkus, jų šeimas su ta gražia šventė ir tegul mūsų miestas gražėjo ir mes prie to prisidėtume. Kokio mintim pasitikot tą žinią, kad jums už profesinę veiklą suteikiamas mero padėkos ženklas? Su dideliu jauduliu ir be abejo sugrįžau į savo jaunystę, į darbo metus, į savo mokinių glėbį. Ar pakankamai vertintas jūsų darbas? Manyčiau, kad taip. Sunkus, atsakingas, įdomus, daug reikalaujantis iš mokytojo, ypatingai šiais laikais, kada mokiniai tave iš tikrųjų gali pralenkti, žinoti visi krūvoje daugiau negu tu vienas. O šiaip įdomus tuo, kad vaikai atsiveria, jeigu tu būni su jais atviras. Dar galvojau labai grįžus į namus apie tai, kaip išgražėjo mano gimtasis miestas. Nuo juodų garvežiukų, pilkų, tamsiai pilkų žvirblių. Šitas miestas pavirto tikrai į gražų miestą ir norėčiau padėkoti visiems radviliškiečiams, kurie puoselėja šitą grožį. Ir miesto ir rajono tarybos vadovams. Tik jų dėka gimsta tokios geros idėjos ir geri projektai. Šaukiu lietuvį, burtis prie lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies, kad tamsiame vidurnaktį nežuvę pakiltų rytmečiui gyventi. Smagiai. Prasidė, kaip eisena jaučiatės? Puikiai. Todėl, kad linksma. Ar visiems linksma? Visiems.
Nuotaikos kokios? Ja, puikios. Normalios. Nu, linksmas. Linksmos, šventė yra kaip šventė. Gražus oras. Gerai jaučiamės, džiaugiamės, graži diena, viskas gražu. Laukiam to šventės ir sulaukiam. Linksmos. Kaip jaučiatės esate? Labai gerai. Kaip jums šita šventė? Tikimės bus graži ir linksma. Kad tai yra šventinė nuotaika, labai gerai, vienu žodžiu. Žodžiu, kad ir eisena labai gerai, kad sugalvota buvo, kad žmonės truputėlį Radviliškio sujudino ir kad, nes kartais sėdi namuose užsisėdėję ir nieko nemato, kas dedasi panosiai. O čia truputėlį toks pajudėjimas. Labai gerai jaučiamės, labai džiaugiamės patekę į dainų šventę. Mūsų kolektyvas jaunas, pirmi metai susibūrė moterų choras, norėdami tęsti chorinės tradicijas, puoselėti chorą, tai seniorų chorą pakeitė jaunimas. Štai gražios moterys ir džiaugiamės, kad turim tokią galimybę. Šaukiu iš amžių, ateities nevertas. Kas dabarties nedrįso tautai neš, kas posūnių žaizdas širdį atvertas, išdegino liepsna veidmainiškos ugnies. Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės ir jūsų krikštą gaila šviesio. Stovėkit amžiais čia ir tikit saulės stovi. Šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš jūsų protėvių dvasia. Šaukiu aš jūsų protėvių dvasia.